Ai, 65 diena, eisiu į pasimatymą. Tai kalbant apie 65 dieną, sekmadienis, gruodžio 28 diena, netrukus naujieji metai bus. Tai atsikėliau anksti, prieš einant miegoti, atrodo, miego ritmą puiku susitvarkyti, tikiuosi pavyks jį ir išlaikyti, nes būna kartais, kad pasimėtau, bet irgi padeda gulėjimo meditacija, tada būtent kitokia meditacija. Taip prieš einant miegoti pamedituoju valandą, dvi, tai ir tada kokybiškiau einasi miegoti ir padeda būtent tą režimą pereiti, o dar prieš meditaciją knygą paskaitai. Tai kol kas labai super, o šiandien tai dirbau prie nekilnojimo turto kliento, reikėjo jo susitvarkyti asetus, tai prie to buvo laiko skiriama. Tada reikėjo susimontuoti video, tai irgi tam buvo skiriama laiko. Ir tuomet dar klientui reikėjo paruošti briefus e-mailų struktūrai, abandoned produktams, abandoned initial checkoutams, abandoned view products. Tai būtent buvo pasiruošti tekstai, struktūros paliktiem būtent produktams automatinių. Ir taip, tai tokia diena, dabar baigiu dieną, 28 diena, tai baigiu dieną, einu į pasimatymą, po pasimatymo reikia grįžti iki 9, čia kaip su tėvais negyvenant vos, ne, ir reikės eiti į susitikimą su klientu, tai reikia ten susitvarkyti visus business dalykus, prisijungimus, finansinis visus dalykus, tai taip atrodo diena, jaučiuosi puikiai irgi, tai ačiū, kad toliau žiūri, toliau palaikai ir dar kartą su visom praėjusiam ir ateinančiam šventėm. Iki.